Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui ir pamiršta, kas buvo bloga. Nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo vėlėsi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Tai Dievo žodis. Lina, turim tokią tradiciją, galbūt tiksliau aš turiu tradiciją tau, parašyti laiškus. Pastaruoju metu kažkaip tie laiškai gal pasidarė kiek retesni, paskutinis buvo lygiai prieš metus laiškas su klausimu pačiam gale. Džiaugiuosi, kad į tą klausimą atsakyti teigiamai, nes būtent čia šiandien lygiai po metų esame kartu ir to klausimo teigiamo atsakymo dėka ir stovime kartu. Su Arnoldu susipažinom mokykloje, nuo 5 klasės buvom pažįstami, nuo 9 klasės šokdavom kartu tautiniam šokių kolektyve, tačiau nebendravom iki pat 12 klasės. Ir net nesisveikdavom mokykloje. Jisai sakydavo, kad aš esu pasikėlus, o aš jam sakydavau, kad jeigu žmogus bijo su manim bendrauti, tai nereiškia, kad aš esu pasikėlus. Ir po išleistuvių kažkaip pajutom, kad kažkas yra tarp mūsų. Ir po išleistuvių vakarą prasidėjo mūsų draugystė. Arnoldą myliu už rūpestį, atsidavimą, nes jisai yra žmogus tas, kuris jeigu imasi, tai daro visų 100% visose gyvenimo srityse, tai tame tarpe ir santykių meilės srity, yra be proto rūpestingas, rūpinasi buitimi lygiai taip pat kiek aš, myliu už jo humoro jausmą. Myliu tave be galo, nes esi ne tik mano geriausia draugė, bet ir žmogus, be kurio neįsivaizduoju rytojus. Tai tikiuosi, aš tau esu lygiai toks pat ir tikiuosi, kad tas rytojus bus koks 2198 metais arba po visos amžinybės. Myliu tave.